O dabar važiuojama perdirbti šitus suplėšytus kartoninius metus. Sveiki, aš Karolis ir šiandien laužysime mitus apie elektromobilius. Sėdam ir lekiam į medžioklę. Važinėju po gražų nuo savų namų kvartalėlį, nes tikrai žinau, kad čia būna toks vienas mitas slepiasi. Va, operatoriau, šokam. Aha, mitas, galvoju, pasislėpsi. Mitas, elektromobilius gali turėti tik nuo savų namų gyventojai. Ne, nes ir daugiabučių namų gyventojai gali įsirengti pastatomas arba nuo apšvietimo stulpo įrengiamas įkrovimo stoteles. Negana to, valstybė dar padengia dalį sumos. Sulaužom šitą mitą. Važiuoju, kur daug augmenijos, nes tikrai žinau, kad čia yra vienas gajus mitas. Va! Oi, koks sunkiai pasiekiamas! Elektromobiliai žymiai brangiau kainuoja. Mitas. Nes šiandien pirkdami elektromobilį galite pasinaudoti iki 5000 eurų siekiančią kompensaciją. Taip pat galite susigrąžinti PVM ir negana to pasinaudoti daug geresnėmis lizingo sąlygomis. Laužom šitą mitą. O dabar važiuojam tokioj ramioj vietelėj, nes yra toksai jau gana nueinantis mitas ir aš manau, kad jisai kažkur čia turėtų ilsėtis ir aš jį tikrai sučiupsiu. Va. Ant suoliuko sėdi gražuolis, net nesislepia. Parkour! Žiemą elektromobilyje arba sušalsi, arba sustosi. Netiesa. Nes pastarosius 2-3 metus tokie gamintojai kaip Audi, BMW, Kia, Tesla, Hyundai ir visi kiti gamina elektromobilius su šilumos siurbliais. O tai reiškia, kad jeigu norite atsivėsinti arba sušilti, tai nebeturės tokios didelės įtakos nuvažiuojamam atstumui. Mitas sulaužytas. Kaip gera, kai sulaužyti visi mitai. Beje, kalbant apie gerą savijautą, jeigu pasirinkote privalomą į Swedbank vairuotojų draudimą, be kitų naudų gausite ir nemokamą parvežimą, jeigu sutriko jūsų sveikata ir buvo iškviesta greitoji pagalba. Saugių ir tvarių kelionių jums!